Birželio 5 dieną kelias Lietuvos vietovės užklupo galinga audra su perkūnijomis ir lietumi. Audros metu visoje šalyje užfiksuota beveik 4700 žaibo smūgių, o kai kuriuose vietose per vieną parą iškrito 2 savaičių kritulių kiekis. Audra ypač smarkiai smogė Kauno miestui. Čia iškrito apie 37 mm kritulių, dėl ko gatvės buvo užlietos. Tačiau didžiausią žalą padarė tornadai, kurių tą dieną visoje šalyje užfiksuoti net 4. Galingiausias buvo 2 kategorijos tornadas smogęs Kaunui. Jo teritorija siekė maždaug 3 km, o plotis 200 metrų. Vos per 1 ar 2 minutės tornadas išvertė medžius, nuplėšė namų stogus, apgadino automobilius ir paliko be elektros apie 8000 gyventojų. Didelė žala buvo padaryta vietos kapinėms. Pasak liudininkų, vaizdas ten atrodė išties apokaliptiškai. Nuvirtę medžiai apgadino kapus ir paminklus, o žmonės savo kiemuose už kelių šimtų metrų rado dirbtinų gėlių iš kapinių. Kitas stiprus tornadas, kurio stiprumas siekė 1,5 balų, praslinko per Antanavo kaimą Kazlų Rūdos rajone. Vietos gyventojai pasakojo, kad tornadas atsirado praktiškai iš niekur ir sustiprėjo per akimirką. Jis plėšė stogus, išvertė medžius ir pakėlė į orą įvairius daiktus. Jo riaumojimas priminė kylančio lėktuvo gausmą. Liudininkai taip pat nufilmavo dar 2 tornadus Panevėžio ir Kupiškio rajonuose.